Sveiki. Prasidėjo žiema, ši laidelė turėjo išeiti kaip ir su Deividu ir Koska, bet taip įvyko, kad šiuo metu, kada filmuojam, yra sekmadienio vakaras, ką tik suvedžiau rezultatus po ledinės žūklės Lietuvos čempionato, paruošiu laidelę kitam pirmadieniui su Deividu, su Arūnu Koska apie poledinę pasiruošimą poledinės žūkliai. Kadangi neturiu tiek laiko, kad paruošti su jais laidelę, tai nusprendžiau šitą laidą skirti į atsakymus į jūsų klausimus, ką uždavėte, ir yra nemažai klausimų apie šoklyderį, kada jį naudoju, kaip aš įsivaizduoju, kada yra geriausiai jį naudoti ir kaip rišti. Aš jums šiandien parodysiu, kokį mazgą aš bent darau, rišdamas šoklyderį. Tai trumpai prabėgsiu truputį apie klausimus, yra keletą labai įdomių klausimų. Ar naudojate šoklyderį? Jei taip, kokį ilgio? 1 metro, 1,5 metro, 2 metrai per meškerės ilgį? Prašymas parodyti šoklyderio mazgą. Tai mazgą šiandien parodysiu, kai atsakysiu visus klausimus. Šoklyderį naudoju nuo 0,5 metro iki 1,5 meškerės ilgį. Gaudant su šoklyderiu, jisai gaudant smulkę žuvį, jisai duoda greitą atsaką, bet tokiu atveju turi būti saugus ištraukimas žuvies. Reiškia, turi būti greita žvejyba, turi būti grubi žvejyba, todėl kad mes jau nebeturim amortizacijos, mes tada tokiu atveju žuvį traukiam tik tais iš pačios meškerės, nenaudojant feedergamą. Tai turi truputį būti grubesnė žvejyba, mes jau nebegalim gaudyti su delikačiais kabliukais. Tai čia galbūt esminis dalykas su šoklyderiu. Kitas dalykas, labai ilgas šoklyderis naudoju, kada reikia daryti tolimą metimą. Reiškia, tada šoklyderį rišam 3 metrai, 2,5 metro, tam, kad jis nors 1-2 kartus apsiviniotų apie rytis būgnelį. Šoklyderį vis tiek rišam 0,23 valą, 0,3 valą, tam, kad nepjautų pirštą ir tą visą pirminę apkrovą mes galėtume užkabinę su pirštu galėtume išmesti, kad mums neskaudėtų piršto ir nepjautų piršto. Vienais metais teko žvejoti smiltiniai, tai rizikavau nerišti šoklyderio, nes šoklyderio mazgas labai gerai surenka visas žoles, kurias neša upė. Ir pastoviai reikia šoklyderio pinto valo ir šoklyderio mazgą reikia pastoviai valyti. Reikia krapštyti tas žolytes, nes jeigu jis prasisuka pro žiedelius, jisai pakyla pro žiedelius, jis kliudo mum permetinėti įrankį. Pastoviai yra kliuvinys, pastoviai mes užimti laiko valyti. Jeigu upė yra švari, neneša jokių žolių, tada viskas tvarkoje yra su šoklyderiu. Tai kai pradėjo feederis vystytis, pirmoje eilėje atsirado šoklyderis. Paskui jau tik tai atsirado feedergamas tam, kad panaikinti šoklyderį, panaikinti papildomą mazgą ant valo, kuris šiek tiek kitom situacijom trukdo žvejoti. Manau, apie šoklyderį paaiškinau, mazgą parodysiu vėliau. Kur 2026 metais planuojami feederio etapai. Jie dar yra sprendžiami, dabar laukiam, pakol visi dugninės asociacijos nariai sumokės startinį mokestį tam, kad įsivertint kiek komandų, ir tada valdyba priims sprendimą 20 vasario 1 dienom pagal tiek, kiek bus dalyvių, kur vyks tie etapai, kad galėtume sutalpinti visus klubus, visas komandas. Taip, kad čia atsiras informacija vasario 1 dienom. Norėčiau pasteirauti, jeigu žūkliai naudojate 10-20 kabliukų, ką darote su panaudotais? Juk kiti būna vandenį tik iki 5 permetimų. Taip, tuos kabliukus metam lauk, niekur jau jų nebenaudojam. Kaip sportininkai ruošia pašarus, pavyzdžiui, Mongolijos ar JAV pasaulio čempionatams? Kokiais principais vadovaujantis einant link aukso pašaro receptų?
iš tikrųjų labai sudėtingas ir labai ilgas klausimas. Galbūt atsakymas ilgas negu kad klausimas. Tai Mongolijoje dirbam labai daug su jaukais. Skraidinomis mes ten jaukų, dabar bijau pameluoti, galbūt apie 300 kg skraidinomis su lėktuvu, nes jie jų ten neturi, mums nieko negalėjo patiekti. Tai mes labai daug variantų vežėmės ir skraidinomis iš čia. Jaukus akcentuojam labiausiai į pačių jaukų pateikimą, jų struktūrą, jų fiziką, ne kiek į patį jauką. Pats jaukas taip pat turi labai didelę įtaką, jeigu tu pataikai, jeigu ta žuvis valgo. Grįžtant prie pasaulio čempionatų, tai Estijoje, kai buvo pasaulio čempionatas, mus laimėjo tą čempionatą Ukrainos rinktinė, laimėjo vien tik tais jauko sudėtimi. Ne jauko padavimo, bet jauko sudėtimi. Bent jau mes taip įsivaizduojam. Nes jų jauką valgė, mūsų jauką labai silpnai reagavo žuvis. Mongolija buvo kitas dalykas. Neturėjo labai daug reikšmės, pats jaukas buvo svarbi jo struktūra. Ką tai reiškia? Reikėjo padaryti taip, kad nuleidus į 12 metrų jauką, į 12 metrų gylį jauką nuleidus, jisai tenais būtų kaip ir kauburėlė, bet nuo jo atskiltų, tai pavadinkim, 3-4 procentai stambių detalių, kurios su savim neštųsi į viršų prisikabinę. Tai uodo trūklio lerva, tai šonyplauka, tai galbūt smulkės uodo trūklio lerva, smulkų matiliuką, ar tą džokerį sportiškai vadinam, tam, kad jį pakeltų. Žuvis maitinusi 0,5 metro nuo dugno, ją reikėjo išlaikyti, tą būrį surinkus, sukoncentravus, jį reikėjo išlaikyti. Jeigu mes padarom jaukų pasyvų nuleidžiam ant dugno, mes neturim, taip nesukoncentruojam žuvies, jinai nesidomi labai smarkiai tai, kas yra ant dugno. Jeigu yra atitrūkstančių detalių, jinai tada domisi. Mes padarėm taip jauką, kad apie 5 procentai viso jauko buvo stambių detalių, kurios pakyla nuo to mūsų rutulių, kuris nusileido ant dugno, ir kartu pakilęs su matiliuku, su šonyplauka prisikabinės prie to, nes buvo labai stambios detalės įdėtos į jauką. Jos pakyla, prisigeria vandens ir jos vėl leidžiasi atgal. Mongolijoje dar viena svarbi buvo taktika jaukinimo laikas. Ten buvo sportininkam uždavinys toje eketėje, kur žvejoja, kas 9-12 minučių jie turi dajaukinti. Iš rankos, iš viršaus. Matilium, uodo trūklio lervą jie turėjo paleisti iš viršaus. Taip pat jie turėjo nueiti į atsarginę eketę ir padaryti lygiai tą patį. Kas 9-12 minučių turėjo bėgioti ir dajaukinti. Tai buvo mintis paslėpta tame, kad 12 metrų, 11 metrų gylyje uodo trūklio lerva, mesta iš viršaus, leidžiasi 9-12 minučių. Mums reikėjo išlaikyti tą intervalą, kad po eketę žuvis mums nepabėgtų iš taško. Tam, kad sportininkai ją galėtų išlaikyti, sukoncentruoti vienoje vietoje. Reikalingas intervalas. Jeigu tik tais praleidi 10 minučių, kadangi aplinkui daug sportininkų žvejoja, jisai tą būrelį nusivilioja pas savi kitas sportininkas. Ir jau sudėtinga prisikviesti mūsų sportininkai. Taip, kad ten buvo ne daugiau pats jaukas, bet daugiau pati struktūra jauko, pats pateikimas žuviai to jauko. Ir tai yra, aš manau, pats pagrindinis dalykas žvejyboje. Kaip pateikti jauką žuviai, kad tą žuvį sudominti. Amerika jaukas buvo man asmeniškai pats turbūt bjauriausias pasaulio čempionatas, nes ten iš principo priklausė viskas nuo sportininkų. Treneriai galėjo nurodyti, kur judėti, prie ko prisirišti, tai didelė pagalba. Bet ten joks jaukas neveikia. Jeigu tu įmeti jauko, visa žuvis pabėgo, nes ten žuvis nevalgo jauko. Ir mes ten karpėm vietinės lervas, mes ten skraidinomis uodo trūklio lervos, lieko, mes ten tik nesiskraidinom.
Ir ten buvo vienas iš bjauriausių, kad ten nieks neveikia. Ta, ką pagalbinė komanda dažnu atveju padaro už sportininkus, ten turėjo patys sportininkai su savo padėjėjais aplink sektorium priimti vieną ar kitą sprendimą, kur judėti, kur pajaukinti su tom karpytom lervom, kada sugrįžti atgal. Bet aš dar šitų klausimų apibendrinsiu visus pasaulio čempionatus, galbūt truputį vėliau, truputį labiau išanalizuodamas kiekvieną. Kokias matote FIDE pasaulio vykusio Lietuvoje problemas bei esminės klaidas padarytas Lietuvos rinktinės? Ačiū. Labai žiauriai geras klausimas, kuris dar nėra atsakytas iki šiol, iki galo. Aš turiu savo nuomonę, bet taip susiklostė, kad balandžio mėnesį dalyvausiu pasaulio FIDE čempionate Italijoje kaip sportininkas. Ir treneriai išliko tie patys, kas buvo Lietuvoje, Lietuvos treneriai, labai daug rinktinės narių, nepasikeitė, išliko tas pats branduolys komandos beveik. Tai mes ten išskrendam, tarp kitko bilietai jau irgi nupirkti, balandžio 31 dieną. Tai vienas iš pačių pirmų dalykų, ką mes turim tenai padaryti, tai čia apkalbėjom su treneriais, tai turim susėsti vieną popietę ir išanalizuoti visas klaidas, ką mes padarėm Lietuvoje per pasaulio čempionatą, FIDE pasaulio čempionatą. Visa ta komanda, ta rinktinė iki šito ateinančio pavasario nebuvo susibėgusi. Norint viską išanalizuoti, mes turim išgirsti daug komandos narių nuomonės, jas apibendrinti. Tai vat po to susirinkimo, po tos popietės, kada jinai įvyks, aš jums atsakysiu į visus klausimus, kaip mes įsivaizduojam, kur mes klaidas padarėm. Dabar nenoriu apie tai pasakoti, kadangi mums pirmiausia reikia su pačia komanda susidėlioti ir išsianalizuoti. Aš turiu savo nuomonę, kur buvo tos klaidus, bet man reikia lygiai taip pat išgirsti kolegų ir komandos narių. Yra žvejų, kurie naudoja šėryklos atvadas. Dėl kokios priežasties jie reikalingi, ar išvis reikalingi. Aš asmeniškai atvadui didelio pritaikymo nelabai radau. Aš jo nenaudoju. Esu bandęs naudoti, bet man nepavyko įgyti ar pranašumų kažkokį, ar kažką prarastą. Bet yra tokios šėryklos kaip Windowsai. Su jom galima gaudyti tolimom distancijom, artimom, visur. Viskas priklauso nuo to, kaip žuvis maitinasi, ką mes norim padaryti. Tai, vienais metais su komanda sėdėjom prie vandens telkinio, mėtėm Windowsus. Ir visą laiką mums kabliukas, tai yra pavadėlis, apsiviniodavo aplink pagrindinį valą. Mes ten praskyrėm gal eksperimentam 2, 3 valandas, 4 valandas. Iš principo visi draugai, visi kolegos mėtėm tolimoj distancijai 60, 70, 80 metrų. Ir visą laiką prasivilkdami, labai retas metimas, kada neapsimės, bet tai buvo prieš kokius 6-7 metus, prieš 5 metus. Ir visą laiką apsiviniodavo pavadėlis pagrindinį valą. Tai vat, kaip nekeista, jeigu mes gaudom su Windows ir naudojam kietą atvadą, jis negali tik būti minkštas. Tokiu atveju pintas pavadėlis nesivinioja aplink pagrindinį valą. Tai va čia tokia viena iš tų pačių geriausių pavyzdžių, kur naudoti atvadą, bet kietą, negalim naudoti minkštą atvadą. Dar esu pastebėjęs, pas vengrus jie tokią sistemėlę naudoja, kada žvejoja su Windowsu. Jie nenaudoja kieto atvado, bet jie naudoja sistemėlę, tam, kad metimų metu atskirtų vamsdelis pavadėlį nuo pagrindinio valo. Esu matęs, bet kad iš arti ateit pačiupinėti, man dar nepavyko. Manau, kad šį pavasarį susitikęs su vengrų komanda, aš pabandysiu pasiklausinėti labiau, turiu ten draugų, taip pat ir Bakų, ir Tomašą, yra ten draugų, su kuriais galima padėti. Tai
tas atvadas vieninteliu man atveju, kada buvo toks sėkmingas. Daugiau aš jo nenaudoju. Sveiki, turiu keletą klausimų. Pirmas būtų apie feeder gamą. Dažniausiai gaudant karšius su pavadėliu 0,12 ar 0,14, kokio diametro feeder gamą reikėtų naudoti ir kokio ilgio. Aš naudoju feeder gamą Drenano. Čia yra 14 LBS, 6. Aš naudoju šitą. Bet yra flagmano, žinau, labai minkšta feeder gama, daug minkštesnė. Reikia turėti jų kelis variantus tam, kad mes pasižiūrėtumėm, kas mums labiau tinka prie mūsų įrankių. Reikia žiūrėti, koks jisai įrankis. Apie įrankius grįšim pavasarį, ant krantų vietoj pasižiūrėsim įrankius. Tai koks tas įrankis? Ar jisai atidirba meškerę? Ar tas įrankis atidirba žuvį? Gal kartais ir to feeder gamo nereikia, jeigu mes naudojam netolimoje distancijoje labai lengvą meškerę, kuri lengvai išsilenkia, kur pilnumoje atidirba žuvį. Jeigu mes užsidėsim per ilgą feeder gamą, mums per daug žuvis amortizuos, tampys. Irgi kartais tai yra nelabai gerai. Užsidėsim per trumpą, vėl tas pats, mes nepasieksim to žuvies amortizavimo. Žuvies dydis. Aš dažniausiai dalyvauju varžybose, ten yra galimybė dėtis feeder gamą tik 15 cm. Bet jeigu smulkesnis žuvis, aš gaudau ir 7 ir 8 cm feeder gamų. Kad netyčia pagavus didesnę žuvį, kuo didesnė tikimybė būtų ją ištraukti. Sveiki, ar permetant nesusaka pagrindinio valo ar pavadėliu? Masalą traukiant iš vandens, jis sukasi, o suktuko niekur nededant. Nededu niekur suktuko. Aš apie masalų kabinimą jau jums rodžiau laidelę, kaip reikia užkabinti mūsų lervas, kad nesusuktų tiek srovėje, tiek permetinėjant. Su kukurūzu nėra auksinės formulis, kaip jį uždėti, kad nesusuktų pavadėlių. Galima atžvejoti, galbūt pusę valandos permėtyti, keičiant kukurūzus, jo nesusuka, o vieną tik kažkaip šonu uždėjus kukurūzą ir tuoj pat pavadėlių susuka. Nėra formulis nuo to, kaip apsisaugoti. Bet kuo mes daugiau pridedam ant valo papildomų daiktų, tuo sunkiau mums pamatyti kibimą. Tuo daugiau žuvis jaučia visokio pasipriešinimo. Aš prieš visus tuos papildomus kažkokius tai suktukus daiktus ant valo, ten, kur turi parodyti kibimą žuvis. Tai ką, apie klausimus galbūt šią minutę tiek, nes čia galima juos atsakinėti iki begalybės. Parodysiu taip, kaip aš rišu šoklyderį. Taigi, pintas valas, daivos, 16, kad labiau matytųsi. Čia naudoju oranžinį valą, bet aš jau kaip šoklyderio nenaudoju. Čia naudoju kaip pagrindinį valą, bet jį pasiėmiau tam, kad jums geriau matytųsi tas raudonas valas. Šoklyderiui naudoju va šitą valą. Vėlgi priklausomai, čia yra 0,3, vėlgi priklausomai nuo kokiam vandens telkiny žvejoju, kokio dydžio šėryklą mėtyti reikia. Jis yra 0,24, 0,27, yra keletas kitokių diametrų, tai aš naudoju šitą, jau gal kokie 4-5 metai. Šitą valą rekomendavo Mantas Juknevičius. Sulenkiam iš mono valo kilputę. Tada pintą valą prakišam pro kilputę. Prakišam pro kilputę. Va, ir turim. Aš mėgstu ilgesnius galiukus, kad galėčiau užtempt, užtraukti. Tada prakištas valas. Suimam kilputę su pintu valu
ir vyniojam pintą valą ant monovalo. Aš vynioju 9 kartus, ne mažiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ir vėl čia yra toks vienas momentas. Dabar va šitą laisvą pinto galo galiuką mums reikia parakišti, kad jis išeitų pro priešingą pusę, negu įveina į kilputę valas iš meškerės. Reiškia, mums reikia prakišti, kad jis išeitų pro kitą pusę. Reiškia, prakišam pro čia. Va. Ir dabar pas mus kas gaunasi? Vienas valas mūsų prakištas išeina pro vieną pusę kilputės, o kitas valas išeina į kitą pusę. Čia yra vienas niuansas. Aš lygiai taip pat pintą valą čia prakišu 2 kartus pro kilputį. Ne vieną, o 2 kartus. Ir tada mes užveržiam mazgą. Čia jau reikia būtinai paseilėti ir traukiam tuos mazgus. Ir pas mus va gaunasi labai gražus mazgas, kuris pravažiuoja pro visus žiedelius. Tada nukerpam pintą valą, paliekam 2 mm. Milimetrai jis netrukdo vaikščioti pro žiedelius. O šitą valą nukerpam labai nedaug palikdami. Jis vis tiek yra užveržtas ir kad kuo mažiau jisai mums kliūtų, mes jį nukerpam. Tai va gaunasi va toks va mazgiukas ir mes turim pririštą šoklyderį. Tada jau kiek norim atsirišam, atsimeruojam, rišamės kasytę. Kasytės rodžiau, kaip rišu praeitoj laidoj. Šiai laidai būtų tiek. Kita laida 100% bus su chuliganais. Bus davesta iki galo. Dar ten dėl kabliukų labai daug kyla klausimų, Gamakatsu kabliukų, tai tikrai pasižiūrėkit, nepamenu įmonės pavadinimo, Vilniuje yra atstovai Gamakatsu, kurie turi savo parduotuvę. Yra Richardas, tikrai rasite Facebook'e, YouTube'e. Richardas turi savo parduotuvę, turi Gamakatsu kabliukų karšinių. Pasižiūrėjau dar Fišono parduotuviai. Lygiai taip pat turi Gamakatsu pasiūlymą, gali drąsiai kreiptis tenais pas juos. Jų tikrai yra kur nusipirkti. O Sorė Asasari kabliukų tikrai neradau niekur. Vienintelis dalykas bandyti užsisakyti internetu. Tikrai nėra problemos. Teko kelis kartus ir kolegos, ir draugai siuntėsi tos kabliukus iš užsienio. Tai tikrai viskas yra įmanoma. Tai drąsiai galite apie poledinę klausti klausimų. Tikrai atsakysim kitoj laidoj. Ir kita laida tikrai su 2 chuliganais, Arūnu Koska ir Deividu Račkausku. Ačiū visiems.